Iš tikrųjų, norėčiau pakalbėti apie apsimestinį liberal-konservatorių rūpestį žmonėmis. Ką tik finansų ministrai iš šios Šibūnos atėjo ir sakė, jai labai rūpi žmonės, kurie turi paėmę paskolas, nekilnojamo turto paskolas ir kurie yra užrakinti ir negali lengvai refinansuoti savo paskolų, išeiti kitur. Atnešė įstatymų projektą ir pasirodo, kad jiem jau palengvės ir bus viskas gerai. Aišku, kodėl to projektą netnešė 21 metais, kai palūkanos pradėjo kilti, taip ir nesugebėjo atsakyti. Bet vakar komitete mes šį įstatymų projektą nagrinėjame, o ten išlindo visas grožis šio projekto. Kad teoriškai tai bus galimybė išeiti, o praktiškai supančiota. Kodėl taip yra? Jie sugalvojo šį projektą įdėti žmonėm, kurie nori refinansuoti savo paskolą, sunešioti geležinės klumpės. Jeigu tu klumpių nesunešiosi, tai negalėsi išeiti. Pavyzdys. Jeigu jūsų paskola yra fiksuotom palūkanom, jūs niekur išeiti be baudų negalėsit. Vadinasi viskas, vieni užrakinti. Tada kitas klausimas. Bankai dažnai sukčiavimo metodų įkiša tokį punktą, kad jeigu nori anksčiau išeiti ir anksčiau gražinti paskolą, turi susimokėti kaip baudą palūkanas už likusi laikotarpį, kiek tu dar neišbūsi to laikotarpio. Paklausus finansų ministerijos atstovų, viceministrės, ar šie punktai nebegalios, ar žmogus neliks be tokių baudų, atsakymų nebuvo. Nesugebėjo atsakyti. Tai viskas aišku, vadinasi, tos galimybės apiplėšinėti žmonės, netgi šiam įstatymui yra paliktos toliau. Tada šiandien uždaviau dar vieną klausimą. Žmogus paėmė paskolą, pavyzdys, 100 000 eurų, užstatė turtą, kuris buvo didesnis negu 100 000 eurų, o šiai dienai jam liko tik 20% tos paskolos ir jis nori išeiti pas kitą. Tai pasirodo, jie įstatymą įpiešia taip, kad užstatas turės likti tas pats. Nesvarbu, kad tau likai tik 20%, tau liko išmokėti, bet užstatą kitam bankui tu turėsi nunešti tą patį. Tau draus susitarti dėl mažesnio užstato. Tai ką reiškia, visi šie punktai naudingi bankam. Ir netgi paklausus, kodėl įsigaliojimo data 25 metų vidurys, o ne už mėnesio, tai bent jau teisingai atsakė nemeluodama, toks buvo susitarimas su rinkos dalyviais. Tai vadinasi, bankai susitarė, kad žiūrėkit, jūs dar leiskit biškį plėšti žmonės ir to nedarykit. Tai biudžeto komitetas paankstino bent jau vasario 1. Bet žinot, kas įdomiausiai? Tame įstatyme sunešioti klumpių neturėtų būti iš viso, absoliučiai jokių. Pateikiu pavyzdį energetiką. Energetikos komisijai svarstam tokį panašų įstatymą, kai nepriklausomi elektros spekuliantai, vadinami, aferistai, tie žmonės buvo įtraukę į varias sutartis labai nenaudinga žmonėm. Jie permokėdavo už savo elektrą, už visas paslaugas. Ir žiūrėkit, kas įdomiausiai. Ten įstatyme buvo įrašyta, įstatymas įsigalioja nuo tada, kai pasirašo prezidentas. Tai vadinasi, pasirašė prezidentas nuo rytojaus. Jokių baudų, jokių sankcijų, jokių sunešioti geležinių klumpių, nieko. Išėjai nuo rytojaus. Klausiu ministerijos, o kodėl to pačio nepadarė su šiuo įstatymu? Tai jeigu tenais galima, kodėl čia negalima? Tai aišku, išsisuko nuo atsakymų. Tai iš tikrųjų, šie darbai ir parodo finansų ministrės nuoširdumą, rūpestį žmonės, kurie turi paskolas, kad jį padarė puikias klumpes, kad žmonės negalėtų jų sunešioti. Tai dabar ir pamatysim, pateiksim pasiūlymą, kad jokių klumpių nebūtų. Gal tu močiutė paskolino likusią paskolos dalį ir tu nori išeiti. Išeiti be baudų, be sankcijų, be nieko. Ir išeini. Tai dabar ir sužinosim po šito pasiūlymo svarstymo, kokie iš tikrųjų tikrosios vertybės ir kaip valdančioji dauguma gins vartotojus, o ne bankų pelną.